Labas rytas. Labas rytas. Jūsų daug. Bendrame Seimo specialiųjų tyrimų komisijų posėdyje Lino Karaliaus ir Aleksandro Sacharuko akistata. Komisijos nariai, tiriantys ar pagrįstai Seimo nariai siūlo pradėti apkaltos procesą Seimo posėdžius į keliones po Rytų Aziją išmainiusiam karaliui ir jo balsavimo kortelę 14 kartų pasinaudojusiam Sacharukui, panoro dar kartą apklausti parlamentarus, šį kartą abu kartu. Komisijų pirmininkas Kęstutis Masiulis sako gavęs naujos informacijos, nors Aleksandras Sacharukas tvirtina, kad komisijų narių klausimai kartojosi. Nesupratau, kodėl čia atvykau šiandien. Tie patys klausimai 8 kartą. Naujo ne vieno nebuvo. Turbūt daugiau nėra ką daryti komisijai. Reikia kažkaip dar kažką daryti, tai dėl to ir pakvietė kartu dabar. Gal kitą kartą su tėvais pakvies. Aš taip tvirtinu, kad reikėjo šitos apklausos, jinai buvo naudinga ir prasminga ir tikrai tai, ką mes norėjom patikslinti ar sužinoti, mes tą ir padarėme. Bendra Lino Karaliaus ir Aleksandro Sacharuko apklausą Seimo specialiosios tyrimų komisijos baigė rinkti faktinę medžiagą. Kitą savaitę komisijos jas rašyti išvadų, kurias Seimui turi pateikti iki gegužės 1 dienos. Kokios tos išvados gali būti, komisijų pirmininkas neatskleidžia, tačiau pats sako savo nuomonę jau susidaręs. Aš manau, kad komisijos nariai tiek daug dirbė ir gilinėsi, visi komisijos nariai, tiek ir aš, tiek daug gilinėsi jau bendrą vaizdą susidarė, visą kontekstą ir faktinį vaizdą, ir tai, kaip laikėsi patys apkaltos dalyviai. Tai tas vaizdas yra pakankamai išsamus ir to pakankamas, kad mes galėtumėm savo išvadas rašyti, nuomonę ginti. Už Tailande atostogavusi Liną Karalių balsavęs Aleksandras Sacharukas komisijoms pateikė sąrašą parlamentarų, kurie taip pat yra balsavę už savo išvykusius kolegas. Komisijų pirmininkas žada šį sąrašą pridėti prie išvadų. Šiandien pateikiau tos faktus, kur yra ministrai didžiai gerbiami mūsų, Seimo vicepirmininkai, pirmininkai taip pat pasielgė. Tai pateikiau viską, žadėjau atsižvelgti. Paminėjau tą faktą labai įdomią aplinkybę, kad buvo pasakyta, kad surinkę dėl kitų parašų svarstysim kitus apkaltus už tą patį visiškai. Aš pasakiau, tai viskas yra tvarkoje. Čia jūs aiškiai pasakėt, kad yra susidarojimas. Specialioji tyrimo komisija tyrianti ar pagrįstai siūloma pradėti apkaltos procesą Linui Karaliui apklausė ir Užsienio reikalų ministerijos atstovus. Komisija domino informaciją apie diplomatinio paso naudojimą kelionių metu. Neoficialiomis žiniomis, keliaudamas po Rytų Aziją, Linas Karalius naudojasi savo diplomatiniu pasu, nors jis paprastai naudojamas tarnybinėms kelionėms. Pats Linas Karalius su žurnalistais kalbėti nepanoro. Reporterė Jurgita Gižaitė, Vilnius.